Labadiena. Sveiki. E, Mano vardas Robertas Karvauskas. Esu nepriklausomos pastatų šiltinimo ir šilumos išsaugojimo pastatuose ekspertas konsultantas. Dirbu su portalu Ekspertai LT ir matau jūsų paklausimą. Tai mano vardas Robertas, jūsų, kiek galiu spręsti iš elektroninio pašto, Mečislavas, taip? Taip, taip. Taip, malonu, Mečislavai. Dabar žiūrėkit, pirmiausiai aš nieko nesiūlau jums, nepardavinėju, nes nesu nei medžiagų tiekėjas, nei rangovas. Aš tiesiog siūlau patarimus, žinias iš savo patirties, tai kadangi esu ekspertas konsultantas. Tai dabar Mhm. matau jūsų paklausimą. Mano namo neeksploatuojamo pastogė apšiltinta akmens vata, bet norėčiau padidinti energinį efektyvumą. Ar tikslinga padengti dar sluoksnių pučiamos mineralinės vatos? Tai Jo. Mečislavai, pirmiausia, reikėtų pradėti nuo problemos. Kame yra Aha. problema? Kodėl jūs ruošiatės investuoti papildomos lėšas į, sakykime, padidinimą šiltinimo sluoksnio? Kokios problemos? Ar tai yra lėtas namo atšalimas, ar yra kažkokie tai prapūtimai, skersvėjai name? Ne, Kas darosi? skersai truputymų nėra, bet aš jaučiu, kad žiemos metu antram aukšte šilčiau. Ir vat vasarą, pavyzdžiui, ten būna karšta. Tai reiškia, kad neapšiltintas mano lubos, reiškia. Nu, tai galvoju, Supratau, gerai. Aš turiu klausimą jums. Tada dabar ta palėpė, reiškia, apačioj šildomi gyvenamieji kambariai, o viršui kaip. yra nešildoma palėpė. Taip? Nu, jinai nedidelė, jinai visiškai maža. Ten nevaikščiot nieko negalima. Pusiau palėpė. Gerai, supratau, bet kokiu atveju ten yra nešildoma erdvė. Tai dabar Taip. sakykit, šilumos izoliacija, kuri atskiria šildomų kambarių šilumą jūsų pinigais sukurta, kurioje vietoje yra, pačioj perdangoje ar ne, tarp palėpės ir kambario? Jo. Gerai, dabar jūs rašot, kad ten įdėta yra apšiltinta akmens vata. Žmonės labai dažnai galvoja, kad akmens vata yra šiltinimo medžiaga. Galiu jūs, sakykime, Net galbūt kaip šiek tiek, galvojau. galiu šiek tiek nustebint, kad pati akmens vata nėra jokia šiltinimo medžiaga. Pirmas dalykas, jinai visiškai laidi orui. Tai šiltą orą mes savo pinigai sušildę, su vata niekaip nesustabdysim. Antras dalykas, Jisai eina į patalpos į viršų per tą vatą laisvai. laisvai be jokių problemų. Todėl vata be izoliavimo papildomų, jinai nenaudojama kaip šiltinimo medžiaga iš principo, nes jūsų A, kambarių ore visą laiką yra labai daug vandens garų. Ir pagrindinis garų šaltinis yra pats žmogus. Jis kvėpuoja, jis prakaituoja, jis verda, jis naudoja dušą, skalbia, džiovina, grindis plauna, gėlės laisto ir taip toliau. Tai daug vandens garų. Ir šitas visas šiltas oras ir tie vandens garai, jūsų pinigai sušildyti, jie keliauja per šiltinimo medžiagą, jeigu ta medžiaga yra laidi orui. Ir tada gal pasiekus reikėjo. išorinius šaltus sluoksnius, šitie garai kondensuojasi ir ta vata tampa šlapia arba bent jau drėgna ir jinai tampa šalčio tiltų vietoj šilumos izoliacijos. Todėl, jeigu, ką jūs žinot, Mečislavai, apie tai, kaip ten sudėta ta vata, ar dėtos kokios nors izoliacinės plėvelės papildomai ar ne? Ne, nu padėta, reiškia, izoliacinė plėvelė ant plėvelės savo tą, bet iš viršaus nieko nėra. Gal reikėjo ant viršaus dar padėti? Klausimas tada, ar ta apatinė plėvelė, ar jinai sandarinta, ar ji tik formaliai paklota? Ne, jinai normaliai, reiškia, labai, labai gražiai sudėta. Ne kaip sudėta, ar jis sandarinta specialiai, ar klijuotos sandūros, ar užklijuotas perimetras visas, ar ne? Tai Ne. tada tai yra, mes taip įsivaizduojam, kad padėsim kažką, tai oras neapeis. Oras lengvai apeina per įvairius plyšelius ir dideliais kiekiais per ilgą laiką išbėga su visais garais ir pakraščiuose ir ten, kur sandūros yra, kuris pralenda, ten neišvengiamai kondensato šaltiniai yra. Mes jų nematom, mes ten netikrinam, bet žiemą ten yra drėgna. O jeigu drėgna, tai laidu šilumai, bet kokiu atveju. Plus pelėsiai, plus puvimas prasideda per ilgesnį laiką. Tai va tokias problemas mes turim. Todėl, žinot, ką, Mečislavai, reikėtų padaryti jums?
Jums reikėtų pirmiausiai pasitikrinti, kur šiltas oras, jūsų pinigai sušildytas pabėga, per kur į tą vietą įtraukiamas šaltas oras. Nes, kaip sako, svetą miestą pūsta nebuvait, ar ne? Tai reiškia, į tą vietą tikrai ateis šaltas oras. Per durų apačias, per palangių apačias, per kažkur įeina. Ir jūs vėl jį savo pinigai sušildot ir vėl leidžiat per viršų pabėgti. Tai yra nuolatinė cirkuliacija, kuri neša jums nuostolius. Jo, tai žiūrėkit, ponas Robertai, jo. Tai dabar tam sudėta viską, jo. Taip. A jeigu tavo vata, kur pučiama, ir užpučiama į kiekvieną kampelį, reiškia, ar įmanoma. Mečislavai, dabar iš to, ką aš kalbėjau, reikia suprasti svarbiausią dalyką, kad jums labai svarbu išsaugoti jūsų pinigai sušildytą orą, kad jis negalėtų cirkuliuoti. Jeigu jūs pribersit dar birių medžiagų, padarykim tokį intuityvų testą. Jeigu jūs paimsit tos birios vatos, pučiamos su oru ir pūsit per ją, ar oras eis per ją ar ne, per šitą birę medžiagą, kaip jūs manote? Man atrodo, kad taip. Lengvai, absoliučiai, be jokių stabdžių. Tai ką mes darom tada? Tai jeigu oras kiaurai cirkuliuoja, tai apie kokią šilumą mes kalbam? Mums reikia sulaikyti mūsų pinigai sušildytą orą. Ir jeigu mes to nepadarom, tai galim pūsti kiek norim. Tai pirmas dalykas, reikia užtikrinti, kokiais būdais mes čia galim toliau pašnekėti, bet esmė tame užtikrinti, kad šiltas oras prisiglaudęs prie atitvaros nerastų plyšių plyšelių, per kur išeit, per kur pabėgti. Ir užtikrinti, kad šaltas oras neturėtų plyšių apačioj, per kur įeiti į tą vietą. Ir tada jau reikės Kaip užtikrinti, tai dabar esamo padėti, tai tiesiog arba jūs paimat ir ant viršaus, sakykime, įrengiat nelaidų orui sluoksnį kažkokį tai, sakykime, galima tai naudot šiltinimo medžiagas, kurios ir šiltina ir sandarina vienu metu, tai yra specialios termoputos, jos Lietuvoje vadinamos gamo vardu, užpurškiamas sluoksnis ir garantuotai užsisandarina viskas. Kitas variantas tada tiesiog nuimti vatą, padaryti apačioje tą plėvelę absoliučiai sandarę, visiškai, kad šiltas ir drėgnas patalpų vidaus oras negalėtų per ją praeiti, tada sudėti tą orui laidžią medžiagą vatą ir iš viršaus ją būtina lygiai taip pat uždengti ir užsandarinti, bet jau reikia užsandarinti difuzinę plėvelę. O difuzinė tai reiškia, kad praleidžia vandens garus į lauką, bet nepraleidžia iš lauko šalto oro. Kodėl to reikia? Dabar tas variantas, kad nuimti, tai netinkamas, ten baisiai daug darbo ir tą nepadarysi, tai reikėtų tada galvoti apie alternatyvinį, tai jo, apie tą. Tada ką aš jums galėčiau patart, tai užeikit į internetinę svetainę gamo.lt, gamo.lt. Jo, tai yra kanadiečių technologija, kuri išdirbo specialias termoputas, kurios užsipurškia pilnai sandarios yra ir išsiskiria nuo kitų poliuretaninių putų tuo, kad jos nesitraukia kintant temperatūrai ir santykiniai oro drėgmei, kas yra daugelį, sakykime, poliuretaninių putų, ir išlaiko pilną sandarumą. Ten gausit ir 20 metų sandarumo garantiją, ten viskas su ta medžiaga tvarkoj. Tai va toj vietoje šitą galima tikrai ant viršaus užpurškus, galima padaryti pilnai sandariai. Tai kreipkitės jų specialistus, jie patars. Pati sluoksnį reikėtų maždaug taip. O sluoksnio storis čia jau priklauso nuo to, kokių rezultatų jūs norit iš tikrųjų. Nes kiek jūs norit sutaupyti šilumos. Plius visas šitas reikalas taip pat priklauso nuo kompleksinio sprendimo. Tai tame komplekse ypatingai svarbią reikšmę vaidina jūsų patalpų vėdinimas. Nes žmonės kartais analizuoja, kaip čia tobuliausiai, idealiausiai padaryti, apšiltinti teisingiausiai, o kada aš užduodu klausimą, gerai, o kaip jūs tą šilumą ruošiatės išsaugot? Nes šilumos išsaugojimas, tai ką mes sušildom orą, bet juo kvėpuojam. Ir tą orą būtina keisti patalpose. Ir jeigu mes jį išmetam su visa šiluma, kurią investuojam, tai yra gryni nuostoliai. Todėl šilumą reikia išsaugot, o orą keisti.
Tai tam tarnauja rekuperacinės vėdinimo sistemos, kada šilumokaitė šiluma paliekama ir šaltas oras ateina pasiima tą šilumą. Tai ten prarandama tik apie 10% šilumos. Ir te reikia tik kiek dašildyti. O jeigu mes visą šilumą išmetam laukan, nu tada labai nuostolinga. Tai va čia, ar verta tada investuoti daug į šiltinimą atitvarų, jeigu tą sutaupytą šilumą mes vis tiek lengvai išleidžiam, tada mums neatsiperka investicijos į šiltinimą. Tai va čia reikia kompleksą būtinai spręsti. Tai kaip jūs vėdinat dabar savo namą? Nu, yra ventiliavimo angas, tas natūrali ventiliacija. Aha, tai ventiliacija natūrali, viskas aišku, ištraukiamas ventiliacinių angų ištraukimo būdu oras, o įleidžiat kaip orą tada, per kurį įeina oras, ištraukti gerai, iš butelio kiek išsiurbsit orą, jeigu nebus įleidimo. Tai per kurį įtraukiamas šaltas oras tada? Nu, tai įtraukiamas per langą, per duris. Va, tai kažkaip kažkur. Tai jeigu mes visiškai nereguliuojam šito proceso ir duodam laisvai, tai tada oro panašiai mes prasukam per patalpas apie 3, 4, 5 kartus daugiau negu realiai reikia. Ir tai yra gryni nuostoliai. Mes tą visą orą šildom ir jį kiaurai paleidžiam. Per lubas, per ventiliacinės angas visą tai cirkuliuoja ir mes net nežinom kiek. Tai va. Dabar žiūrėkit, ponas Robertai, tokia situacija. Rekuperacijos nėra. To sluoksnio, reiškia, akmens vatos minėti aš nenoriu ir negaliu, kadangi tai baisus darbas. O tam, tai galima tą užpūst su to poliuretano sluoksnio, bet ta pučiamoji vata tada nereikalinga. Jie visiškai nereikalinga. Ir bendrai, supraskit, kad kuo retesnė medžiaga, kuo įlaidesnė orui, tuo didesnė prievolė ją pilnai izoliuoti nuo viso oro, tiek nuo šilto vidaus oro, tiek nuo šalto lauko oro. Bet dabar įsivaizduokit, kaip tas va tos dulkės, va tas pūkus tuos, kaip juos izoliuoti reikia iš visų pusių. Tai ten yra tiek, kad jūs nei plėvelių priklijuosit ten prie kur, nes viskas bus tais plaukeliais aplipę ir ten viskas tuoj pat tos plėvelės atšokinės ir visa kita. Tai šita medžiaga, ji yra tokia, nu, kad tik tai žmonėms prikalba, prirodo, oi kokia puri medžiaga, oi kokia ji šilta, negalvojant visiškai apie tai, kad oras per ją kiaurai pabėga. Ir žmonės nuo seno dažnai negalvodavo apie tai, kad mums reikia patalpose išsaugoti ne ką kitą, o šiltą orą. O žmonės kažkaip idealizuoja šilumą kaip kažkokį atskirą dalyką ir nesupranta, kad oras bėga nuo mūsų, spaudžiasi į atitvaras ir kad jį reikia izoliuoti, padaryti sandarumą. Va tai čia tas nedamąstymas žmonių, tai aš ir noriu atstatyti va šitą supratimą žmonėse, kad jie priimtų teisingus sprendimus komplekse. Tai va, tai jokių birių medžiagų čia tikrai jums visiškai nereikia. Tai ir ta pati vata, ji nebiri medžiaga, bet ji pilnai laidi orui, todėl ir ją pilnai reikia izoliuoti. Tai arba jūs paimsit ir tą vatą dengsit difuzinę plėvelę ir žiūrėsit, kaip sandariai pilnai užtikrint, kad šaltas palėpės oras nesiskverbtų gilyn į vatą, jos neatšaldytų, nedaeitų iki pat apatinio sluoksnio, kas paprastai vyksta. Ir kad tas oras, kuris yra vatoje, jis sušilęs negalėtų kilti ir išeiti iš vatos laukant, kad vata nesivėdintų, tai reikia labai gerai izoliuoti iš abiejų pusių. Iš apačios neįleis garo, iš viršaus neįleis šalto oro. Jei to nepadarom, vata netarnauja, ji tampa priešu visiškai. Žiūrėkit, dar vienas dalykas. Pas mane ten yra difuzinė jau pudeliris, ja? Stogė ne prie ko iš vis. Stogė difuzinė plėvelė, ji tarnauja tik kaip antikondensacinė priemonė, kad lašai, kurie kondensuojasi vakare ant skardos ar ant stogo dangos, kad jie nelašėtų tiesiai žemyn. Tai ji tik tai kaip antikondensacinė priemonė tarnauja, daugiau visiškai nieko. Vatos pripildyti, ten pas mane atstumas 50 cm tiek, kad pašektoriuose stogo konstrukcijos. Nu ir kas? Tai ar yra ta biri medžiaga, ar jos nėra? Tai skirtumo praktiškai nėra, nes oras per ją cirkuliuoja visiškai lengvai. Tai gali jį būti tenais ir metras jos gali būti. Vis tiek tas šiltas oras praėjęs per jūsų vatą, jisai keliaus laukan.
Tai yra kaip į lauką, tas pats, jūs prarandat tą šilumą. Tai kam dar jūs imsit darbą, pripūsit ten dulkių, iš tos vatos tie plaukeliai, jie vis tiek, oras ten juda palėpiai. Tie plaukeliai cirkuliuos, jums papuls į jūsų gyvenamasias patalpas per įvairius plyšelius. Kam jums to reikia? Ką galima pasiūlyti, komisarė? Tai aš sakau, reikia sandarinti. Tai dabar, jeigu jūs nesiruošiat sandarinti iš apačios, tokiu atveju tik iš viršaus. Tai tik iš viršaus tada. Gal sakėtų sandarinti, kad tamgi irgi eistis sudėtingas klausimas. Tai, ja. Nu, čia nežinau, čia jau reikia, matot, jeigu jūs nepasirengę investuoti į sutvarkymą, tai kitas pasirinkimas gyventi ir prisijimti savo tuos nuostolius, kuriuos turit per šildymą ir viskas. Jo, sandarinti, aš supratau, reikia teisingai. Nu, va, tai kreipkitės į gamo specialistus, jeigu jie apsižiūri, pažiūrė, ar įmanoma, ar jie sugebės padaryti tą, ar ne, ar ten bendrai, koks ten plotas ir taip toliau, ar jie... Nu, va, tai čia tik tai grinai, įeikit į gamo LT, pasiskambinkit, pasitarkit su jais ir jie pasakys, nes realiai kitų variantų šiuo atveju, vat, kaip rinkui, ką padaryti, aš nelabai matau. Supratau. Nu, tai va, aš dabar gavau labai išsamią informaciją, kur norėjau gauti. Tai puiku. Ką aš jums galiu pasakyti? Mano svetainėje sandarusnamas.lt aš sprendžiu daug tokių problemų. Ten yra ir daug atsakymų į klausimus. Jeigu jūs leisit šito pokalbio, aš dabar darau įrašą, bet jeigu jūs pasakysit, ne, aš tą įrašą iš karto sunaikinsiu. Arba aš dedu jį į savo svetainę tiesiog ir kad žmonės dažnai klausia tokių klausimų, tai aš nei jūsų duomenų, nei adreso, nei nieko nesakau, tai bus tik girdėti jūsų vardas. Jeigu jūs sutinkat, tai aš įdėsiu tą įrašą tiesiogiai, kad kiti žmonės galėtų taip pat pasimokyti iš tokių variantų. Ir noriu pasakyti, kad šitoje svetainėje taip pat rasit labai daug straipsnių apie tai ir rasit seminarą, kuriame aš sudėjau esminius niuansus žmonėms, kurie nori padaryti savo namą šiltu, ekonomišku, šiuolaikiniu, jaukiu, moderniu ir nebrangiai, nedarant klaidų. Tai renovuojant, projektuojant, statant ir taip toliau. Tai ta informacija padėjo daugeliu žmonių sutaupyti tūkstančius eurų, nepadarant klaidų, va tokių kaip jūs, va dabar sakot, aš labai daug investicijos, daug darbo, daug laiko, sveikatos, kad ištaisyt tas klaidas. Tai kad jų nedaryt. Ir dabar galų gale toliau, kad sekančiam eksploatacijos etape, kad jūs vėl nešvaistytumėt savo pinigų, ten informacijos tikrai apie tai yra daug. Tai 57 euriukai už 4 valandų seminarą su pilna informacija, tai tikrai jūs pamatysit, kad tai atsipirks sandarusnamas.lt. Ten rasit seminarą, seminaro įrašas ir galėsit parsiųst. Plius mano konsultavimo sąlygos ten yra, iki 10 minučių bet kurio klausimo aš nieko neprašau iš žmogaus, jeigu daugiau, ten kaina nedidelė, tai bet kada galit kreiptis į konsultaciją pas mane. Gerai, ačiū labai, ponas. Ačiū jums, Mečislavai, sėkmės jums. Iki. Na štai, brangiai, pakankamai išsamei, aiškiai, ar ne, kaip žmonės tiesiog visiškai neoperuoja informaciją, pilna informacija apie tai, kaip išsaugoti šilumą pastatuose ir kažkokiais va tokiais bendrais, kažkas pasakė va tokiais sprendimais vadovaujasi. Tai nei gerai, nei blogai, tai tiesiog trūkumas informacijos ir labai džiugu, kad va, ponas Mečislavas susigaudė tame ir prisijima atsakomybę pilnai. Tai žmogus arba ryžtasi pilnai sutvarkyti viską, arba ryžtasi prisijimti tuos nuostolius, kurie gaunasi dėl to, kad nepilnai sutvarkyta. Tai kiekvieno žmogaus sprendimas yra. Štai tokia informacija iš šio klausimų. Ačiū Jums.